Kaip laikotės, Lina? Paklausė treneris Jonas po treniruotės. Iš esmės, daug dalykų pagerėjo per šios 9 mėnesius treniruočių. Tik va vieno dar nesuprantu. Prasidėjus darbo dienai, jaučiuosi pavargus. Galvoju, man reikia atsipūsti, pailsėti. Tai laukiu bent pietų pertraukos. Ateina pietų pertrauka, niekas nepasikeičia. Jausmas tas pats. Neatrodo, kad kiek pailsėčiau jos metu. Išvis tada nemalonu. Atrodo, nėra ką veikti. Tai laukiu jos pabaigos greičiau. Vėl pradėjus dirbti, galvoju apie namus. Pavėliau pasibaigus darbo dienai, jausmas vis tiek panašus. Jokio atsipalaidavimo. Ir taip toliau tęsiasi kažkoks laukimas, neaišku ko. Jeigu galvoju tiesiog pabūsiu, pailsėsiu, iškart labai nuobodu pasidaro. Norisi imtis kažką veikti. O veiklose vėl atrodo, jėgų ir energijos nebėra. Kaip man iš to išsivaduoti? Gerai. Į mūsų treniruočių programą jau įtrauksiu pratimų jūsų organizmo atsipalaidavimo sistemai stiprinti. Gebėjimas giliai atsipalaiduoti yra vienas pagrindinių jūsų seksualinio tobulėjimo kelionės tikslų. Aš čia šiaip dėl bendro išsilavinimo domiuosi. O ar yra kitas būdas išmokti atsipalaiduoti? Be pratimų, pavyzdžiui. Ne. Jūsų amžiuje jau niekas kitas taip efektyviai nepadėtų. Tai gerai. Darom pratimus. Visai džiugiai skamba šis pokytis. O ar nenukentės mano bendra treniruočių programa, jei naujus pratimus įdėsite į ją? Ne. Problema, kurią šiandien nupasakojat, yra būdinga moterims, kurios negali patirti orgazmo sekso metu. Pratimus skirtus, kad iš jos išsivaduotumėt, buvau paruošęs nuo pat jūsų treniravimosi pradžios. Dabar jūsų kūnas jau pakankamai stiprus ir pasiruošęs pradėti naują tobulėjimo etapą. Labai sėkmingai įveikėte praeitą treniravimosi dalį ir galima sakyti pakilote į aukštesnį lygį savo seksualinėme tobulėjime besitreniruodama. Sveikinu jumis su tokia pažanga. Na čia jūsų nuopelnai. Aš tik atlikinėjau, ką man paruošdavote. Čia mūsų bendrų pastangų rezultatas. Abu atlikome savo pareigas puikiai. Labai akivaizdus pokyčiai pas mane gyvenime vyksta, sustiprėjus kūnui. Pavyzdžiui, nebebijau. Anksčiau daug save varžydavau ir visokiom vertingomis galimybėmis nepasinaudodavau savo gyvenime. Nes tiesiog bijojau kitų nuomonės, reakcijos ar kokio nors požiūrio į mane. Dabar tai jau visiškai jokio skirtumo. Ir kaip aš ten išvis gyvenau anksčiau. Taip vaikiška, nebrandu ir sena atrodo. Dėkoju jums už tai, kad mane iš to išlaisvinote. Prieš pradedant treniruotis net neįsivaizdavau, kad tokios galios gyvenime galėtų atsidaryti man dabar. Atrodo, daug tvirčiau ant savo kojų stoviu. Ir tai sėkmingai duoda vaisių kitose gyvenimo srityse. Įvairių vertingų suvokimų ir atradimų atėjo. Pastoviai šių kelių mėnesių laikotarpį keičiau savo seną požiūrį. Būdavo, pagaudavau save. Ei, juk aš nebe vaikas, ne mergaitė kažkokia. O mąstymo būdų ir savęs varžymo ir nepasitikėjimo savo jėgom ar pasimetimo buvo likę iš tų laikų. Dar tik švelnumo ir atsipalaidavimo man reikia. Toliau, taip sėkmingai atliekant pratimus, šios sritys irgi užtikrinta jūsų gyvenime augs. Tęsinys kitoje dalyje.